labai įdomiai. 2 žmonėm atnešė 1, 2, 3, 4, 6 bliūdelius. Kavinėje didelių porcijų neužteko, todėl teko sustoti prie blynų kepėjo. Vygintai, į mūsų receptų knygą gal ir galima šitą. Tai tiktų be skylės, netenka ten kojom skylės. Kepam tavo blyną. Nu, Bananą roti kepam tavo. O, ja, čia kokia. trauk pinigus, 60 kiek žiūrovų čia žiūri. Čia, oje. Yra komisija. Komisija. Visas procesas nufilmuotas. Nu, kadangi nusprendėm rytoj daryti iškrovos dieną, tai šiandien reikia gerai pavalgyti toj kavinėje. Apetitai nesumažėjo. Apetitų. Vyginta mokina valgyti. Dabar visą turi paimti, visą. Kadangi restorane kaip visada maisto neužteko, visi dar nutarė užsukti į parduotuvę. O, reklaminis šuniukas. Jis prekiauja šitais. Nu va, tokiuose sąlygose dirba žmonės. Taip užsakinėjom. Самам Nu, paprašėm degtinės ir pasirodo ištraukė. turėjo. Nežinom, kiek kainuos. Nežinom, kiek kainuos, bet sakėm, jau šiandien tai duosim. Nu ką, hebrytė, tada į sveikatą. Sveikata. Į sveikatą. Be užkandos. Nu ką. Pilnom. Į sveikatą. Oho, o stiprumas. O, blin, gerai net filmuoti. Pašto dėžutę atrado Virginija. Restoranas va taip save reklamuoja. Žmonių daug. Va taip kepa. Tai vyksta kaip šleibos. Nepavyko užkadrinti jam Ne. tos. Jokių neturi šansų. Pateikė didelę žuvį, sakė. Kaip daromi yra įvairiausi.
Gal šį kartą pasiseks nesušlapt kojų. Pasisekė. Vieni linksminasi, kiti nardo naktį. O dar kiti miega. Šiandien plauksim į aplinkinės saleles žiūrėti koralų. Kompanija pasiruošus, laukiam laivo. Nu, va, galų gale atplaukė laivas, čia mus išlydi šeimininkė su to laivo, o kapitonas pasitinka, krauna daiktus, sukrovė pietus, alų paėmė. Taip, visa kompanija išvyko. Laukiam kažkur į aną pusę. Po pirmo panardymo šildomės. Tokią vietelę, nacionalinį parką. Davė mums čia po tokį davinį. Bandysim valgyti. Aplinkui čia ir daugiau tokių kaip mes. Arturius nuėjo patikrinti, ar šitą virvę saugu šokt. Nes su jie šokt su mane Virginija. Va, Jolita dar kol kas ne. Andrius per pietus ant drąsos kažko išgėrė. Jolitas atrodo nieko negėrė. Čia kažkoks tai pronto. Panardėm gražiausiam rife, bet labai srovė.